Sveiki atvykę į Libralures prekės ženklo kanalą. Čia parodysime jums visas mūsų masalus. Parodysime, kaip jie atrodo ir kokias žuvis galima su jais sugauti. Aptarsime pagrindinius sutvirtinimo metodus ir parodysime, kaip jie elgiasi vandenyje. Paskutinėme vaizdo įraše parodėme jums Bass Crazy Twister Worm. Tai didelis masalas su twisterio uodega. Taip pat vedu mūsų įmonės paskyrą TikTok platformoje, todėl matau jūsų žinutes, kuriuose giriatės rekordiniais ešeriais, sterkiais ar lydekomis, sugautomis būtent su šiuo masalu. Šiandien atėjo laikas parodyti jums Bass Slim Finesse Worm. Bass Slim Finesse Worm tai masalas sukurtas specialiai žvejybai drop shot metodu. Kaip paaiškėjo, džigo galvutė, čeburaška ar kiti kūrybiškesni masalo apginklavimo būdai leidžia šiam masalui vandenyje sukelti tikrai daug sumaišties. Šiuo masalu galime žvejoti tiek nuo kranto, tiek iš valties. Be to, jis puikiai tinka ir vertikaliai žvejybos metodui. Dabar aptarkime, iš ko pagamintas šis masalas. Visų pirma, čia panaudota speciali medžiaga su druskos priedu. Tai lemia, kad masalas yra tikrai patvarus, neįtikėtinai tamprus ir dar plūduriuojantis. Apie visą tai, beje, galite perskaityti ant Bass serijos masalų pakuotės nugarėlės. Čia turime specialią juostelę, o visas masalas puikiai imituoja slieką. Ši speciali juostelė nurodo, kur verta įverti kabliuką, kad masalą užkabintume efektyviau. Minėjau, kad masalas puikiai imituoja slieką, tačiau specialus uodegėlės suplokštinimas lemia, kad net menkiausias meškerės viršūnėlės judesys priverčia šį masalą dirbti itin efektyviai. Ir kaip jau tikriausiai pastebėjote, kai kurių Bass serijos masalų spalvose yra pridėta blizgučių. Tai ypač saulėtomis dienomis daro šį masalą geriau matomą plėšrioms žuvims. Toks lengvas blizgesio priedas užtikrina, kad jos tikrai norės pulti mūsų masalus. Pažiūrėkime dabar, kokie yra pagrindiniai ir kūrybiškesni Bass serijos masalų užvėrimo būdai. Šiuo atveju Bass Slim Finesse Worm masalo. Čia pati pagrindinė užvėrimo technika – džigo galvutė, dažniausiai naudojama žvejų. Gali pasirodyti, kad šis kabliukas yra santykinai per trumpas šiam masalui. Na, ne, šis masalas kibimo metu puikiai susispaus, todėl plėšrūnas tikrai užsikabins ant mūsų kabliuko. Tokį masalą galime naudoti įprastai džigo būdu, stuksendami į dugną, o dėl to, kad čia turime suplokštintą uodegėlę, tai bus patrauklus masalas dideliems ešeriams ar sterkams. Pažiūrėkime kartu, kaip šis procesas vyksta vandenyje. Stebėdami galėsime pamatyti, kaip mūsų tyriamas objektas ar reiškinys elgiasi būtent šioje aplinkoje. Vanduo dažnai atskleidžia savybes, kurių nepastebėtume kitomis sąlygomis, todėl svarbu atkreipti dėmesį į visus pokyčius, spalvos, formos ar judėjimo pasikeitimus. Pagalvokite, kodėl šie pokyčiai vyksta ir kaip vanduo gali paveikti rezultatą. Tokiu būdu geriau suprasime procesą ir jo ypatumus. Stebėkime kartu ir pabandykime išsiaiškinti, kas nutiks, kai eksperimentą atliksime vandenyje. Jei norime žvejoti nuo dugno kilnojimo metodų, tikrai verta atkreipti dėmesį į wolframo čeburaškas. Ne tik pats čeburaškos mechanizmas suteikia mūsų masalui kitokį judėjimą, bet ir wolframo priedas šioje galvutėje lemia tai, kad daužant masalą į dugną sukuriamas ypatingas garsas, kuris efektyviai vilioja didelius ešerius. Dabar pakvieskime jūs kartu su mumis atidžiau pažvelgti į šį objektą ir pamatyti, kaip jis atrodo, kai yra panardintas į vandenį. Stebėdami šį procesą galėsime pastebėti, kaip vanduo veikia jo išvaizdą, spalvas ir formas. Tai padės mums geriau suprasti, kokie pokyčiai vyksta, kai daiktas atsiduria vandenyje ir kokie fizikiniai dėsniai čia pasireiškia. Taigi, atkreipkite dėmesį į visus pokyčius ir stebėkite, kaip šis objektas keičiasi būdamas vandenyje.
Ir nepamirškite, kad naudodami čia burašką su didesnėmis galvutėmis galime efektyviai žvejoti vertikaliuoju metodu, kuris tampa vis populiaresnis visame pasaulyje. Čia uodegos dalyje galime pridėti papildomą kabliuką, kuris veiks kaip papildomas užkabinimas. Jeigu nesame tikri, ar plėšrūnai užkibs ant pagrindinio kablio, einančio nuo svarelio, tačiau to daryti nebūtina, nes dauguma plėšrūnų būtent ant jo ir užkibs. Nes Bass Slim Finesse Worm labai gražiai susilenkia kibimo metu ir tikrai efektyviai užkirsime kiekvieną plėšrūną. Ir tokia pati situacija yra žvejojant nedrig metodu, tai yra su suplokštinta galvute, kurią dedame ant dugno. Tokia masalas stovėdama ant dugno bus labai lengvai atakuojama plėšrūno, o dėl to, kad ši masalas labai gražiai susilenkia kibimo metu, net ir trumpas kabliukas leis mums efektyviai užkirsti plėšrūną. Pažiūrėkime, kaip šis masalas atrodo vandenyje. O kalbėdamas apie sudėtingesnius kombinuotus masalų montavimo būdus, turėjau omenyje, pavyzdžiui, jigrigą, kuriame pridedame offsetinį kabliuką. Tai leidžia mums vilioti žuvis vietose, kur yra daug kliuvinių. Kiti praranda masalą, o mes sėkmingai gaudome plėšrūnus. Toks darinys taip pat suteiks masalui nestandartinį judėjimą, todėl galėsime pergudrauti net ir pačias išrankiausias žuvis. Pažiūrėkime, kaip tai atrodo. Čia montuojame su offsetiniu kabliuku, kad paviršius būtų lygus, galime užkabinti dygliuką už šio gumos gabalėlio. Dėl to vėliau jis be problemų iššoks. Taip žvejojant masalas peršoks tarp kliūčių, nesusilies su jomis ir neprarasime masalo. Dažnai manoma, kad bazinės serijos masalai iš tikrųjų skirti tik labai išrankioms žuvims arba žvejybai užsienyje, kur plėšrūnų galime sutikti daugiau. Iš tikrųjų, tai visai nebūtinai turi būti, nes tokią masalą, kurią ką tik jums parodžiau su tokiu užverimu, be problemų suės net 30 gramų ešerys, taigi žuvis, kurią tikrai nesunku pagauti net ir Lietuvoje. Tačiau svarbiausia, Bass Slim Finesse Worm yra ideali masalas, kurią verta pasiimti su savimi prie kalnų upės, norint medžioti didžiausius upėtakius. Taip pat, sekdami mūsų socialinius tinklus, matote, kad šie masalai puikiai pasiteisina gaudant vertikaliai starkius ar lydekas taip pat ir Lietuvoje. Na ir klausykite, tai būtų tiek apie Bass Slim Finesse Worm masalą, kuris tikrai atvers jums ne vieną vandens telkinį ir leis pagauti tikrai įspūdingą plėšrūną. Jeigu jums reikia daugiau informacijos apie mūsų masalus, būtinai apsilankykite svetainėje www.libralures.com. Ten visada rasite mūsų naujausią katalogą, kuriame aprašome įvairius masalų kabinimo būdus, bet taip pat gausite visą informaciją apie mūsų masalus. Asmeniškai kviečiu apsilankyti mūsų TikTok paskyroje, kurioje rodau, kaip gaudau su Libra Lures masalais, o taip pat atsakau į jūsų klausimus, kad visada turėtumėte visą informaciją, kaip žvejoti su mūsų masalais. Ir nepamirškite, kad nepraleistumėte nei vienos medžiagos. Sekite mus Facebook'e, Instagrame, prenumeruokite kanalą ir paspauskite patinka po šiuo vaizdo įrašu. Iki susitikimo kitame įraše. Laikykitės!